Action. Labas. Nežinau, ar tik mums, ar ir visiems taip, bet rugsėjis labai užimtas mėnesis. Be to, kad nespėjome apsidirbti visų darbų, dar ir liga mane užklupo. Tai atleiskit už vėluojantį video ir mano užkimusi balsą. Na, o ką mes čia su Ramūnu matuojame? Nieko ypatingo, tik bandome šiek tiek išsiaiškinti, kur maždaug bus mūsų sienos. Bet prieš pradedant statybas reikia pažiūrėti, ką nuveikėme praėjusioje serijoje. Apžiūrėjome, kaip mums pavyko išpilti išlyginamąjį sluoksnį. Rezultate viskas plius minus lygu, mes patenkinti. Na ir sekantis atliktas veiksmas tai buvo drenažo įrengimas. Daug kam nepatiko, kaip mes padarėme, bet galiu patikinti. Jis veikė. Iki šiol buvo nemažai dienų su stipriomis liūtimis ir pelkės aplink namelį nebesusidaro. Tai tiek iš praėjusios serijos, o dabar važiuojame į naująją. Tuoj papasakosiu, kur važiuojam, bet prieš tai noriu perspėti, kad po šio video daugam žodis tobula bus kaip keiksmažodis. Na, o šį rytą pradedame su kelionė. Vėl važiuojame nusipirkti medienos. Nedaug, tik šiek tiek, kurios mums trūksta. Grįžom. Ir labai norėjau parodyti šitą pažymėjimą. Iškart mums lentikės pažymėjo, kad atsargiai krovinys šiek tiek išsikeišęs. O dabar ką mes sugalvojom, kaip išsikrausim? Galvojam rišti prie šitos eglės ir tiesiog važiuoti. Ar pavyks? Aš važiavom, čia jau dabar šalia buvom, sakau Ramūnui, kaip čia greičiau išsikrauti, kaip čia to laiką sutaupyti. Sakau, gal rišam prie eglės ir nuvažiuojam ir jos gražiai išsikraus. Ramūn sako, aš apie tą patį galvoju. Turim truputį skubėti, nes turim priekabą atiduoti. Dar taip nemėginau. Tu pasitrauks truputį. Išsikrovėm. Plevelis suplyšo. Atrodė baisiai, žinok. Duok 5. Labai gražiai spakuota, viskas nuostabiai aptarnavimas ant 100, o dabar važiuojam ir grįšim. Sugrįžom, oras mūsų tikrai nelepina. Lietus lyja. Ramūnas ruošis kažką daryti. Ką darysi? Salažą. Kad būtų patogu. Labai puiku. O tu man padėsi? Nežinau, pagalvosiu. Tu labai gerai surenki baldus. Būtų gerai, kai ir surinktum šitą, nes čia truks laiką. Bet man tada aš ant to stalą rinkčiau, bet reikia kojas nupjauti. Gerai, metrą turi. Apsižymėk ir nuspjauk. Kame problema? Tai reikia viską nurinkti. Aš noriu pasistatyti darbastalį padorų, nes nuo to priklausys irgi daug kas. Tai aš tą staliuką čia noriu palikti. Nu, šitą. Tokiems dalykams, kaip atsigėrimai, žinai. Lauko virtuvėlė. Na jo, mini lauko virtuvėlė. O iš paprastų lentų statyčiau darbo stalą, bet pirkom kaip tik ir tiesiog nėra atliekamų daug. Jo, nėra daug atliekamų, tai geriau tas kelias atliekamas pasilikti, o panaudosim tas. Ir turėsim ilgą padorų stalą, kurią galėsim susidėti 6 metrų lentas ir Taip, kampą gal nenugrūs, nes čia paskiau, žinai. Vandenuką reikia semti. Aš galvoju, kaip tik, dat truputį atitraukti. Jo.
Nu, tu labai galvotas vyras esi. Kaip nupavė. Parodyk. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Įdelė. Hey, swing those hips around. Abi škryvai. Nieka tokio. Short, tall, thin or wide. Always down and ready to ride. Turėsim tobulą salą. Raise your hand if you're ready and willing. Ba. Žiūrim, kaip stovi. Bulščiuką. Juokauju. Whether you're ready or not, time for it all. Tai gal aš biškiai užpauzinu, kol pastatysim. Vis tiek čia Jo, gal vis tiek kavos darysim. didelė mokslo nėra. Galbūt, kai ne mes darom. Jau viską Monika moka. Bet tai čia dar ne pabaiga. Ne. Paukojom kelis makarunsus. Ir nes jų irgi nusipirkom daugiau. Nes Ramūnas jau šitą planą turėjo, kad reikia pasidaryti kažką kažkur susidėti, nes reikės pjauti, o kur lentą pasidėti 6 metrų. Ir nėra. Tai Ramūnas pjauna, aš suku. Tai nežinau, kaip pabaigsim, irgi parodysim. Tiesos akimirka. Turim akį. Gerai yra. Nu kaip ne baldas namie, tai tobula. Tai dabar nuspjaustom visas nereikalingas dalis, ane? Ir pasistatom stakles. Ir čia nėra reklama. Ne. Mums nieks nemokėjo. Ramūnas nori turėti visą devalt įrankių rinkinį. Monika ilgai. Palauk! Aš tau palaikau, tu pjauk. Čia kaip kalėdos tau, ne? Aš tai. Nu, žiūrim, ką čia turim. Jau nori drėkti. Palauk! Kantrybė, dorybė. Oh my god! Tai išsiaiškinom viską, kaip čia kas vyksta. Tai nežinau, dabar Ramūnas planuoja eiti šiek tiek apsišveisti ten, kur dėsis mūsų jau šitas lentų perimetras, nežinau. Ir nes yra tokių minimalių kalvelių, nu kad kuo lygiau lenta užsidėtų, kuo geriau prisispaustų. Gerai, tai sutvarkiau mūsų darbo vietą, parašiau. Ramūnas truputį kampukus čia apšlifavo, ten akmenukų dar buvo tokių pakampiais, kad nebūtų jokių blogumų nusišluos, o aš turėsiu garbės išbandyti. Imam lentą. Atpjauk 8 centimetrus. Kodėl jis neveikia? Jo, ai, pala. Nu, čia įdomi dabar, man tai čia yra pirmų kartų vėl pilna. Artėjo? Tu gali iš karto nuo čia pjauti link ten. Na, atleiskite, aš neturiu patirties. Aš ir neturiu daug. Tai Ramūnas jau pradėjo nešti lentas mūsų apvadui.
nu, žiedui, nežinau kaip pavadinti. O aš dabar gavau užsakymą padaryti tokių kubelių po 8 cm, kad lenta pasidėtų ir jinai, nu, stabiliai ant stalo būtų, kad nereiktų. Nu, taip panašiai. Gerai. O tu ką nors būtų manęs? Ne. Man gerai sakas. Paskiau prisukti prie stalo, ne? Jo. Biškį pasismarkavau. Kaip gražiai gaunas. Kažkam rankdarbis patinka daryti, man pjaustyti, pasirodo patinka. Ramūnai. Patinka? Jo. Ne to gyvenimą užsieku visiškai. Dar prisimatuojam. Bet čia šviečia, šviesyti? Dėl to jis skiriasi nuo praeitą modelį. Vien dėl to. Dėl šviesos? Jo, gal. Ir ta šviesa kainuoja 60 eurų daugiau negu praeitas modelis. Supratau. Čiau. Nu ir gerai, nuimk ir dabar reikia susisukti. Pa. Tai va. Čia jau pasiruošus. Valas. Nu tai gerai, dabar lentą nutrauk, aš susuksiu greit. Gerai, su kampuočiu pasižiūrėjom, ana pusė yra labai lygi, ideali. Dabar klausimas yra, sakiau, 4 mm, ne? Tai galime atratiesti ir pažiūrėti iš naujo. Tai žymiu 4 mm ir pasižiūrim su Ruletė? ruletė, jo. Pasižymiu čia, dabar einam prie pačio kraštuką. Pasižymiu, kur yra mano 6, čia ir čia. Per vidurį. Per vidurį kaip ir nebereik. Nu, aš dėl kampuočio, žinai. Gerai. Ir dabar su kampuočiu dar atsižymiu. Jis man patinka labai. Nu va, 4, ne? Taip. Čia jau biškį nugrybavau. Arba čia galbūt nelegal tai būti, nes čia yra. Gerai, Monika. Jo. Turi 2 taškus. Tai dabar jau brėžk su tuo ir viskas. Tu nori mane apkaltinti žaidimais tada čia tipo? Taip neįsigauna. Aš čia esu atsižymėjusi. Šitą, žinai. Nes man čia jisai mažėja. Ai, nors taip ir turi būti, ne? Taip, sakai nelygus. Logiška, blondinė, aš esu tikra. Nu tai ką, pjaunam? Pjaunam. Tai palik tą metrą, taip, ne? Tik biškį papačą pasidonu. Biškį milimetrą link savęs trauk. Link savęs? Jo. Aš tave pamokinau. Taip, biškai.
Nu, lyg ir tobulą. Važiuojam? Bus kaip bus? Bus. Dar vienas. Plotkelės. Plotkelės dalinam. Gerai, matuojam. Jeigu bus tobula, tai bus tobula. Tobula. Aš negaliu patikėti. Mums kažkas sekas. Lentos pjaustyti sekas. Plotkelės dalinti. Reiktų kažkur užsirašyti. Čia galima pas jūs rašyti. Žinoma. Tai čia tavo stalas. 3, 7, 1. Gerai, važiuojam. Dabar yra jau kokias pusės 7. Ką žinai, šiandien pasidarysim šiandien? Taip. Manau, spėsim iki 9. 9 jau temsta. Grįšim pjauti. Dabar mums reikia 3, 7, 1. Gardu, gardu. Aš esu nešiotojas. Tai esi mano pagalbinis visada. Grūščiks. Ne, iš tikrųjų. Taip nėra. Nu, tu esi pjovėja. Aš pjovė, bet mes viską kartu sprendžiam. Pjovėja, melžėja. Matėte, kaip mums sekėsi išspjauti pirmąją lentą. Na ir daugiau nebekankinsime, nes viskas vyksta visada panašiai. Pirmiausia, pasižiūrime lentos galų lygumą. Vėliau atsimatuojame atstumą, kurio mums reikia. Įvyksta atsižymėjimas. Dar 15 kartų išmatuoju ir tik tada pjaunu. O nupjovusi dar kartą reikalauju išmatuoti. Po visų šių pakartotinių procedūrų Ramūno akyse mačiau skausmą, o man buvo smagu. Įdaliai. Galėčiau ir pats viską daryti ir neduoti tau, Jo, pasimatuojam. bet būtų labai neįdomiai. Visi žino, kad tu galėtum. Nenoriu sakyti, kad gerai dirbu, nes jeigu dabar kas nors bus blogai, tai bus šakės. Man bus šakės. Ir manau, tu dabar labai daug metuoji, o tu sakysi viskas gerai. Atsimeni, mes kažkada lentynas darėm. Mhm. Iš pradžių idealiai matavom kiekvieną lentykę, po to ten po 4 pjauti pradėjom gerai bus. Na ir ką, ir laik. Ir viskas gerai. Nu tai ką dabar einam susidėti? Atsirado gera nuotaika? Taip ir nebuvo dingusi. Taip. Gavom tinkamą perimetrą. 721, bet dabar sunkioji dalis yra. Kažkas rašė apie tos laidus ir vamzdžius sieną. Mhm. Nieka tokia. Gerai, tai gal pradėkim nuo to, kad viskas tai įvyko dėl nepatyrimo. Nu, jeigu būtumėm žinoję, būtumėm darę kitaip, ne? Taip, būtumėm tą čia. Jo, biški toliau. Bet išeitis visada yra. Ką dabar planuojam padaryti? Gręšiam. Bandau ties vidurį, ne? Taip, bet tau jis nepralys, tai paskui apversim iš naujo. Nu, pažiūrėk, lygiai gerai. Gerai, gerai. Tiesiai reikia. Gal daug aš. Gal tu? Aš tau Ne, aš duosiu. jau nenulaikau. Su plunksna. O kaip mes žinosim iš kitos pusės? Tai... Ai, prasigrėži. Gražu. Koks gražus. Karštas. Mhm. Bet kaip skaniai kvepia.
Tu varyk, bet su 2 rankom laikyk. Saugok rankas. Tave, ne? Jo, ir palietą. Nu, ta prasme, greičiau, bet greit. Tiesiog kaip nori, taip daryk. Pala, mane. O kaip, aš kaip gręžiu, aš taip, pavyzdžiui, galiu laikyti. Nu, tu taip laikai, bet... Nu, gerai. Tiesiai, tik tiesiai. Taip kaip tu sakai maniai. Gerai. Au! Kaip skaudžiai. Nebloga ta atranka, ne? Kartais jo. Kai šovį kelyje, kaip skaudžiai. Kurią pirmą mausį? Sunkiausia. Pala, kaip nukreip. Jo, Kas kur buvo? a mes apverčiam. Jo, tai taip. Jo. Valentina, čia tau... Oi, krūtinėlė. Tiesiai. Šiaip gerai. Nu, Turiu viską. tak. Pam. Matuojam, greitai. Tai turėjom svečių. Ir kol turėjom svečių, va taip atsitemo. Svečiai išvažiuoja, išlydom. Ramūnas dabar apsuks automobilį. Ir mes pakuosimės. Tiek, kiek buvo paskutinį kartą parodyta, išsipjojom skylės ir viskas. Tiek tą suspėjom šiandien, ne? Nepadarėm to, ko žadėjom, nu, bet rytoj rytą ant šviežių galvų pratęsim. Tai dabar ate, sakom. Ir susitiksim iš ryto. Vadiena. Mes jau čia esam kokį 4 valandų. Nu, bet jo, vėl kol savo darbastalį pasiruošėm, kol ta. Aš ten turiu savo ofisą įsirengusi, montuoju video. Laukia plieskia nenormaliai. Jo, saulė nenormaliai kaitri. O mes ką, turim tobulą įstrižainę. Ir eisim jau dabar hidroizoliaciją dėti, ne to, ko vakar nepadarėm. Šiandien pasidarysim. Susisuksim tuos, nu ir ką, sekantis žingsnis sieną. Tai nusimetam vėl iš naujo ir susiklojam. Čia nėra ko rodyti, visi žino, kaip daryti. Įstrižainė yra 721. 0,1. Jo. Tobula. Negalvau, kad mums tai pavyks tobulai, bet... Action. Tai susidėjom hidroizoliaciją, išsimatavom įstrižainę, tobula, kas dar dabar einam susižymėti, kur bus mūsų betonsraigčiai. Ar kaip jie vadinas? Jo, betonsraigčiai. Kalami. Kalami. Tai susižymėjom jau šitą, dabar einam visą perimetrą. Išsižymėsim, dėsim kas 80 cm, tikimės, kad namelis nenugrius. Kaip iš natų. Vasaros mergaitės. Jūros bangos. Gerai, tai apmokymai tau. Aš mažiukai nenoriu, aš sukatinsiu ką nors. Privalai, kitaip namą neturėsim. Esu užimėjęs šią lipnę juostą. Aha, tiek reikia, ne? Jo, nes varžtas toks ilgumas. Aha. Tai daugiau negręš negu iki čia. Viskas? Ne. Ne, dar biškį. Dar biškį? Taip, dar biškį.
Dabar ištrauk. Kopstą su koja nuspirk. Ir iš naujo, dar kartą pažiūrėk. Gali truputį daugiau pusę kiemą. Varyk. Gerai? Šiaip Gali neskaitovo. tobą. Įgręžk per veržlę. Ne, mažiuk. Jeigu tu nepadarysi, tai šakės bus. Bet čia nesam, tu vakar šmėlyniaus taisiau. Tas yra švelnesnis, mažesnis. Dar žinau, koks tu švelnus. Kiek giliai? Per veržlę. Greičiai. Da, gali daugiau. Eik, kaip gerai pavarė. Paskui daveršiu. Pasikeitė Ramūnas su šortais. Dublis 50. Labai žmogus sušilo, tai važiavo į miestą persirengti. O aš tuo tarpu, kad nešvaistyti laiko veltui, montavau video. Taip. Tai dabar pratęsėm gręžimą. Nori, kad aš gręžčiau, ar tu nori gręžti? Galim daryti pasirinktinai. Rinkis įrankį, kurį nori. Nežinau. Nu, tu gal geriau išgręši betoną. Nu tai tu tada medį gręži. Gerai. Paskiau pirštinės norėčiau uždėti. Nebemoku be pirštinė, gerai. Aš ir. Ramūn šypsos, kaip aš kalu. Gręžiam. Ką padarei? Nu ką padarei? Prisipažink. Pasakyti, tikrai. Nu? Viską turėjau, Viską. susipirkęs, apart šitą daiktą. Nu? O šitą pasiėmiau iš uošvę. Ir pradėjo dūmelis rūkti. Rūksta dūmai. O, smirdi. Ir jam visai pasisekė, gavus naują. Tai duodu pailsėti ir dar antrą šansą duosiu. Nu, bet gerai, duok pailsėti jam. Ja. Ramūns čia labai daug ir gręžia, būtent šitoj vietoje mes čia, man atrodo, daug dvigubą, trigubą tinklą dėjom. Arba ant mūsų armatūros užsirovau. Būtent ne per vidurį gręžiu, o truputį iš šoną. Jo, aš dar jam sakau, ką tu čia darai, kodėl tu ne per vidurį, sako armatūra, brangioji. Eik, jau kaip išmokė Monika. Biškai buvau plaktuką pasiėmę, galvau, įkalsiu tave biškai per ranką, tai... Kam taip nėra buvę. Dabar susivaržyti reikia, ne? Jo. Gerai. Skubam. Aš nemanau, kad mes šiandien kelsim, aš manau, kad mes pradėsim sukti. Taip, susirinkti sieną. Jos, tai dabar... Ir pakelti, tai mes nepakeltumėm, ko gero. Nu, čia neaišku. Nežinau, rytoj svečių turėsim, tai svečius įdarbinsim Nu, kelti. ir tą sieną, kaip darysim, dar tą vamzdį su elektra reikės prasigręžti. Jo, dar vieną Taip. tokį. Gaus kažkas
pagelbėti. Aš tai galvoju, kad reikia tada pasižiūrėti, ar įstrižainė gavos tikrai tobula. Nu, galim dabar tiesos akimirką. Taip, Tobula. tikrai. Tikrai tobula. Yra. Šiek tiek trūksta iki tobulumo. Sukam atgal varžtus. Ne. Kiek trūksta? Trijų milimetrų. Trūksta 3 mm. Hebra, ką darom, balsuojam? Ardom lauko ar statom toliau? Griaunam. Prieš tai dūmai rūko. Dabar pažiūrėsim tiesos akimirką. Nu, kiek tas stipriai ir biški per daug. Pažiūrėk, ar jūs. Sulėtėjo. Ai, gal tiek to. Nebegręž. Bet dėl centą dėjimo pagalvojau. Jo, reikia centų ieškoti. Jau pasižiūrėk internete ties kažkuria pusė, ties pietinė ar Rytinė. dabar bijau sumeluoti. Čia ant armatūros šoviau, čia irgi ant armatūros. Tai čia trūksta vieno ir dar ten toliau vieno. Ir bus gerai. Nerandu informacijos. Tai dės, po šito kampu, nes vienintelį neprisukome. Jo, Eik surask. kokių nori. Tai surask, įdėsim ir niekam nesakysim kokį. Kai atvažiuosi. Auksinį dėk. Nebesaik. Ne, euriukų nori, rudų centų, ko nori? Tai jau didelį pinigą. Didelį pinigą, bet ne popierinį, tai didžiausias yra 2 eurai. Tai nu, paieškoti euriukų. Auksinį. Gerai, noriu aptarti pinigėlių turime. Čia vokiškas, ne? Tai tas ne, lietuvišką turim latviškus 2. Tas yra 14, tas 15. Nu, Dedam su rūmais. su rūmais. Nu, Holandiškai. jo, dedam jaučiu šitą. Nu, aš lietuvišką norėčiau. Norėtum lietuvišką? Tai tu po 3 dėsim? 3 eurasiukas. Nu, man tai tas labai gražus, sakau, rūmai, žinai, su Man tai rūmai. lietuviškas patinka. Aš tai rūmų noriu. O gerai. Nu, Tai kaip, pavyzdžiui, į vestuvės, į vokiuką nešti kiek pinigų, tai gal pasakys kas nors, kiek dėti ir kokius yra dėję pinigus į kampą. jeigu yra. Nu, ta prasme, mes dabar dėsim kažką, ne? Vieną iš 2. Ne, tą. Tai gal abu įdedam. Nu gerai, tai Arba 3. tokia intriga, kad Intriga. nežinotų. Nu, tai žinosi. 3 eurasiškus. Dėsim į tą kampą, dėl to nes vienintelis neprisukts yra. Čia gautųsi tokie pietvakariai. Tas kamps grinai. Tai, jo. Bet žmonės dėdavo, nežinau, dabar bedada. Nežinau, tai mes padėsim, gal kada nors kas nors norės išardyti po kokį 100 metų, kai mūsų jau nebebus. Nu, dėk pinigėlį. Aš vieną įdedu. O tai reikia dėti po kažito ar ant tos? Į kampą, sakė. Tai ant hidroizoliacinės. Tu hidroizoliacinį pakėlė. Gerai. Kažinė, pabėgsiu mūsų. Gerai, palauk, tą pasiekiu, Bet nes noriu rūmų. stumti, nu. Aš į žirgą noriu. Tu nori būti
Viskas. Nežinau, ar čia tradicija, ar kas čia, bet Sidabrinių nepasiėmėm. tai jo, tai viskas dabar jau. To sutaupėm. Tai aš tada ateinu išsigręžti, ne? Ai, tu jau gręži. Graškiai nori. Tai nežinau, tai tu pasim tada tu iškart susikalam. Kam susikalam, einam sieną statyti, ką čia kiek čia galima žaisti su to. Taip. Ką, Monika, darai? Darom šabloniuką, palengvintojuką, kolonų išdėstymai. Aš jau buvau atpjovęs, bet auditas sakė milimetrų per mažai. Tu sakai milimetrų auditė. Nežiūrim, ar aš auditą praeisiu dabar. Moment of truth. Gerai? Tai tikrinkit. Tai jau pasitikiu. Ne, tu patikrink, jinai patikrink. Tai jeigu viens kitą tikrinsim, tai kas čia? Šiam 4,5. Kaip kirviu nukirsta. Ir tuo pačiu Monika dviejais frontais vara. Jo, darysim dešrainiukus, Hodogus. godogus. Bei dar Monika sugeba tuo pačiu metu montuoti video. Ne moteris, o supermenas. Žiedas yra pritvirtintas. Geriau negali būti. Nebandėjai su ranka išlupti. Bandžiau, neišėjo. Neišėję. Kažką padarėm gerai. Tu paskui mane nesuspėsi dabar. Tai damos ir džentelmenai. Grįžtam į matavimus, ne? Į matavimus. Tai palei visą planą žiedą turėjom vakar pasidaryti, Bet o šiandieną turim pasidaryti vieną sieną. Ir rytoj vieną sieną, bei poryt ir dar kitą dieną. truputį vėluosim. Tai gausim paspausti gaziuką rytoj. Gazas dugnas. Taip. Ir Pažiūrėk, ar lygiai. lygiai. Matau iš čia. Ne lygiai. Ką čia? Tai, sakau, milimetras nieko nereiškia. Čia ne milimetras, čia pusė tam. Šita siena bus statoma kaip ir lengviausia, jie man bus. Dėl to nuo jos ir pradedam. Sunkiausia turėtų būti įėjimas priekis, nes ten yra langai, Dideli. truputį kitai bus ir durys ir... Taigi, turim pasidaryti tokią pačią skylę, dvi tokias pats skylės, išsipjauti, nes čia bus mūsų siena. Tai inžinierius konstruktorius Inžinierius konstruktorius. matuoja, Tu juokinks esi. o aš pagalbinės laukiu, kol padarys. Tu suprasi, kad aš brėžiu ten, kur skylė baigėsi, ne? Čia labai yra svarbu, dabar gerai padaryti, nes Pusų antrą. sienas neprikilnosim. Jo, taip net neturėtų būti, kaip mes čia padarėm. Turėtų būti... Viduj. Dabar einam mes pjauti, matuoti lentų.
susipjovėm. Sienas viršus, sienas apačia. Ir 11 Statinių. stačių lentų. Gerai, tai einam dabar sukti varžtų maestro. Po kiek varžtų dėsim? Dėsim tiek, kad net negailėsim, ane? 2, 3. Firma No Name. Nu, ne. Gerai, parodys. For Pro. Koks pavadinimas geras. Nu tai viskas, ką čia stovi, grožies, tai svarštus einam, jungiam aparatūrą. A, jau diržą dėdės, jau taip rimtai. Nu liaukis. Kam tas dėmesys? Tai varžtukus kažkur turės. Pastoji čia su saujom, vaikštom. Gerai, čia turim tokių, tai čia tokie patys. Jo, tik tie gal biški gražesni, ne? Gražesni. Žinai, kas yra? Dabar man ateina džiaugsmas. Pasitenkinimas, euforija. O tai Monika, tai žinai, kaip padarom? Taip, Ramoniukai, kaip padarom. Šaunam galinį, kad būtų tiesiai ir pasidarom 2 intarpus po 60. Ir tada... Tai reikia čia pasižiūrėti, žinai, kaip bus ir žiūrėsim, kur gaunas ta didesnė skylė. Nu tai skylė gausis čia didesnis. Bet darom šiam. Nu, aš gal, pavyzdžiui, norėsiu, kad čia būtų didesnė. Nu, kur norėsi, ten ir bus. Teisingai. Tai jeigu atspjauni 2 po 60, tada ir nereikėtų su metru čia. Šiaip jo, einu pjauti 60. Gerai, filmuoju. Pasidarėm paruoštukus. Šabloną. Šiam cemą. Dedi, verži, suki, imi, trauki, varai iš čia. Nieko nesupratau, bet gerai. Patik. Man svarbiausia, kad nieko nesuprastų nieks ir kad patiktų. Jo, siemo porą. Aš dabar tą, žinai, prasisuku iš pradžių. Tai įsipėjo? Ką? Ne. Gerai. Hehe! Na ir antrai apačią, ne? Čia tas biški trukdavo. Kaip tau? Kas? Sueina viskas. Nu. Čia gal biški. Pasmugiuok spaktuką. Nes viršus tai sueina. Ne, čia dėl to tai labai tobulai yra. Gerai. Lenkiškai variau. Gerai. Lenkiškai yra tvirtai. Tvirtai jo. Taip. Jeigu kas nors sakysit, kodėl lenkiškai, nes lenkiškai yra tvirtai. Taip. Iš visos galės. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your f***ing cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. Medumai rūksta. Nu ką, einam apsitvarkyti ir čia jau lengva yra. Jo, dabar šabloniuką turim. Labai lengva yra. Dar galėsim gal kelias įsukti. Dar praeisiu papildomai su vinikiam, nes jų turiu. Jo, šiaip varysim. Savo. Mylim, bučiuojam. Mua.
Labas rytas, saulės spindulėliai. Jau esame atvažiavę kokią, nežinau, pusvalanduką, valandikė, ne? Šiandien turėsim svečių. Labai daug svečių pas mūsų atvažiuoja, bet čia tokie svečiai, kur savim pasirūpins vėl. Ir dar... Valgyti padarys. Ir mums valgyti padarys ir dar padės sieną pakelti. Vakar dirbom, susirinkom viską, susitvarkėm ir dirbom iki sutemų. Išvažiavom iš čia, nežinau, 9:30, gal biškį daugiau. Tai susisukom visą sieną, nu, ta prasme, tas tačiasis lentas. Dabar mums reikia langą susikonstruoti ir įstrižainę susidėti. Dabar dar pasižiūrėjom įstrižainę. Nu, bendra prasme. Ar viskas sueina, ar viskas gerai. Nu, žinokit, tobulumas. Negalvojau, kad mums tai pavyks. Ką galvojai? Ką? Aš tai galvojau. Galvoja, ne? Ir tu galvojai? Nu, aš galvau, kad mums visai neblogai sekas. Tai jo, tai turėtumėm šiandien šitą sieną ir atkelti. Iššūkis yra vamzdukai. Jo, iššūkis bus vamzdukai. Aš manau, žinau, kad kažkaip mes čia susitvarkysim. Nu jo, ir tie vamzdukai labai negerai čia yra, bet nu ką padarys. Gyveni ir mokais. Ko nepapasakojom? Mūsų pamačtoj pusėje yra biški centimetriukų pasipūtęs. Toje vietoje? Ne, ties viduriu. Jo. Nes kai matavomės visus kraštus, viskas kaip ir visur gerai, lygų ir čia toksai bamt. Akmuo į mano daržą. Nu, žinai, nežinau, ar čia labai, nu, centimetras, nežinau, kažką sugalvosim, nieko čia baisaus, man atrodo. Akmuo į mano daržą. Nemesk! Ai, į krūvą. Nu, tai gerai, į krūvą. Štaip kaip ir planavau, per patį namelę vidurį iš tos pusės turėtų būti langas. Tai visur po 60, o čia gaunasi 80. Pasimatuosim, vis tiek reikės lentas pjauti, bet taip ir planavau. Tai manikutė, nedeginam laiką, pjauk langą, rėmą. Išsimatuoti reikia iš pradžių. Gerai, tai pasijungiam viską ir išsimatuojam. Gerai, einam pjauti. Eik. Mes vejam. Lyg čia būtų buvę. Ir labai noriu tobulai padaryti viską. Ir pykti, ir nepykti. Galima nupjauti, kodėl nenupjauti, kodėl tu nori Milimetrą. 2. Monika, Ramūnai. jeigu tas įlenda, Nu, bet tu nespranti, tos lentos gul, jos gal būti biški pastempusios į tą pusę, į aną pusę. Nes čia tik tais, čia pabandyk įkišti, čia bandyk. kiek langų esi sumontavęs? Visus. Nu, čia pabandyk įkišti, ten, kur susuktai kišk. Nu, ir 2 milimetrai nieko nereiškia. Eik nupjauk, bus greičiau. Aš čia mani darbas iš pat ryto. Sakau, ką reikia pjauti. Vakaras ne už kalnų. Vakaras ne už kalnų. Skubam. Tu dar nepjauni. Langas įmontuotas. Čia reikės vieną. Bet čia jau pjauti reikia. Nu, vieną reikės įsidėti ir vieną paskui išspjauti. Ir tada žainės tokias įdėti. Pradėjom gerą natą, susipykom. Nu, nesusipykom. Tai jau bai pradės ant manęs pykti. Tai tu dėl milimetrą. Nu, dėl 2 mažiukai, bet dabar tikrai žinau, kai yra tobula.
Mūsų svečiai yra atvažiavę jau, o mes toliau dirbam. Kaip visada atvažiavo mūsų Jonas darbininkas, sukėjas, veržėjas, visų galų meistras. Tai dabar atsižymėjom, kur turėtų būti įstrižainių, kur turėtų eiti, einam išspjauti. Nu tai žodžiu, įsistatėm įstrižainės. Ramūnas dar papildomai po vinį, po porą, po vieną, po dvi matau kitur. Eisim dabar papietauti. Gausim jėgų. Įgausim jėgų, nu ir kelsim. Pasistiprinome ir su pagalba pakėlėme tą sieną. Siena iš esmės pati nebuvo itin sunki, bet su mūsų ne vietoje esančiais vamzdžiais teko šiek tiek padirbėti, kad juos prakišti. Na va, ir pirmoji siena stovi. Nu ką, išleidom svečius, dėkojam labai už pagalbą pastatyti. Aš jau visur perbėgau su gulščiuku, Ramūns viršų pasižiūrėjo. Aišku, čia dar nieks nėra prisukta. Laikinai taip ir paliksim. Ar suksim dabar? Ne, nukris. Nu negalėjom, ta prasme, aš dar negaliu patikėti, kad mes jau sieną turim. Čia mažas džiaugsmas, dar reikia 3. Ne, bet tu supranti, kaip pirmą kartą darant, aš dabar parodysiu, mes numatavom, aišku, žiūrėjom, bet, nu, labiau viską stengiamės tiksliai, ane? Čia mūsų palangė. Čia tas primityvus gulščiukas, bet... Nu jo, bet aš su kitu tikrinau, visas šitas praėjau. Čia irgi žiūrėk viršai. Bam! Arba mes labai gerai matuojam. Arba sekas. Jo. Tai ko dar nepadarėm, tai iš tų įstrižainių neprisiveržėm, ane? Jo, ir nesutikrinom, bet prieš kaldami buvom sutikrinę, kad viskas gerai. Aš negaliu. Aš tokia laiminga dabar esu, kad nemoku apsakyti. Nu tai su tą laimę statom kitą. Statom kitą. Tai čia dar kartą pasididžiuojame savo labai lygią sieną ir ties to užbaigime video. Žodis tobula nuskambėjo ne 19 kartų šiame video, jeigu nepasimečiau skaičiuose. Dažniau nei kas 3 minutes. O sienų statyme žengėme pirmąjį žingsnį. Kaip mums seksis pastatyti likusias 3, pamatysime jau kitoje serijoje. O dabar laikas atsisveikinti. Iki pasimatymo.